Parajuosiu aš tai ne vieną. Apie žarą žmogų aфиgeną. Nusipirko į savo naują mašiniuką, tokį blizgantį violetišką ir rudą opeliuką. Norėjo jis tarptautinę, bet deja aikštelėje nebuvo jų nei su ja. Galėjo aišku pasirinkti geranę, bet pinigų neužteko mandresnės. O žiūrė, ką darai, kodėl tu tokią klaidą padarai? Kaip tu valgysi tik makaronus, o norėjai pasirodyt kaip baronas. O žiūrė, ką darai, kodėl tu tokią klaidą padarai? Kaip tu valgysi tik makaronus, o norėjai pasirodyt kaip baronas. Sukurtų manęs prašai ir nepyki, čia kažkas blogai. Juodą humorą tikiuosi tu supranti ir ant manęs dabar tu nepyksti. Pamatei įvūtas juodą mersą ir tada visi pamatėm tavo veidą skersą. Užsilainė ir tu mašinos prabangios ir kelio tau nebus jau atgalios. O žiūrė, ką darai, kodėl tu tokią klaidą padarai? Kaip tu valgysi tik makaronus, o norėjai pasirodyt kaip baronas. O žiūrė, ką darai, kodėl tu tokią klaidą padarai? Kaip tu valgysi tik makaronus, o norėjai pasirodyt kaip baronas. Ant kitos dienos Kęstutis vežė jau tave, nes mašina Klaipėdų jau buvo gatava. Paskolą pasimei dabar 5 metukam, pagarba atiduosi skanė makaroniukam. Bet šiaip aš prie bajerių tik rimtai neprink, teks pinigėlių ličnų taupysi gamint. O jei rimtai tikuosi bus geras keliukas ir atlaikys dar ilgai tavo opeliukas. O žiūrė, ką darai, kodėl tu tokią klaidą padarai? Tu valgysi tik makaronus, o norėjai pasirodyt kaip baronas. O žiūrė, ką darai, kodėl tu tokią klaidą padarai? Tu valgysi tik makaronus, o norėjai pasirodyt kaip baronas.